tokiam orui labai norisi kažkaip pakalbėti apie pasirengimą žygiams. Tiesiog pačios sąlygos užveda ant tokio pokalbio. Va. Tai iš tiesų žmonės, kurie nedaug yra žygiavę pirmais kartais, jie labai sureikšmina visą tą pasirengimą žygiui. Jeigu tu nežygiuoji nepraeinamomis, sunkiai praeinamomis trasomis kalnuose, kalnų viršūnėmis, per uolas, siaurais kalnų takeliais, dabar tiksliai neatsimenu tų kategorijų Italijoje, bet jei neklystu, tai būtų 3 kategorija, nuo kurios jau tas sudėtingumas atsiranda, nes takelis vienos pėdos pločio, vienoje pusėje skardis, kitoje pusėje uola, prie kurios prisikabini su saugomis. Tai tada taip, reikalingi geresni batai, kad neslystų žemyn, atgal neslystum. Šalmas būtų gerai, kad akmuo į galvą nepataikytų ir neužmuštų nuo uolos. Ir tos apsaugos padeda irgi nenuslysti, nenugarmėti netikėtai. Va. O jeigu tiesiog žygiuoji akmenuotų keliukų ar smėlingų, vienintelis dalykas, kuris yra svarbus, tai batai. Batai su kietesniu padu, nes pirmus 10 km to nesijaučia, o po to jauti kiekvieną akmenėlę. Tai va, vienintelis dalykas, kuris yra svarbus. Jeigu turi batus, drabužiai, ką ten susidėsi į kuprinę, ką nešiasi, niekas nesvarbu. Apsivi batus ir žygiuoji. Vienintelis momentas, kalbant apie kuprinę, dabar aišku, kai žygiuoju kelias dienas iš eilės, visą savaitę, tai turiu labai gerai susiplanuoti, ką pasimt, nes mašina toli, naujų daiktų pirkti nesinori. Va, tai tiesiog pasiemi minimumas, optimizuoji, bet sakykime, jeigu yra vienos dienos žygis, galima neimti nieko, tik vandens buteliuką prie diržo. Ten 20, 30, 40, 50 km nuo saulės užsidedi drabužius, kad nedegintų, arba išsitepi kremų, užsimeti kepurę, jeigu reikia, jeigu nereikia, neimi ir jos. Ir vandens buteliukas. Kuo mažiau svorio, tuo malonesnis žygis, tuo toliau nužygiuosi, tuo geresnė patirtis. Va. Ir tai yra pagrindinė taisyklė. Kuo mažiau daiktų, batai, bet kokie drabužiai ir kuprinė nereikalinga dienos žygiui. Esu matęs, kaip žmonės pirmais kartais žygiuoja dienos žygiuose ir su savim nešasi dujinę viryklę, didelę keptuvę, paką, nepamenu kiek ten, 10 kiaušinių turbūt, matyt, kažkur ruošiasi kepti juos, bulvių neskustų iš parduotuvės maišą. Žodžio. Tai va, viskas tvarkoja. Visas šitas klaidas dariau ir aš, kai niekad nežygiavau. Kokių 10 metų atgal, pirmas žygis man buvo labai didžiulis gyvenimo įvykis. Va, ir pasiėmiau viską, kas įmanoma. Pasidariau net draudimą. Ir po kažkurio laiko gana greitai supratau, kad geriausias žygis yra lengviausias žygis. Va, ir netgi, pavyzdžiui, šitam žygiai daugelio dienų, šitoj piligriminiai kelioniai, iš tiesų geriausiai jaučiasi žmonės tie, čia pagrindė amerikiečiai taip daro, kurie žygiuoja tik su piniginė. Pakeliui pavalgo, susimoka už nakvynę ir susinešasi mikro kuprinės vandeniui. Va, už tai keliaudami šnekasi, bendrauja, būna laimingi. Ir tai yra svarbiausia tokioj kelioniai. O kai nešiesi labai daug su savim, tai mačiau, kaip žmonės kompensuoja tą svorį ir krūvį. Tai jie, kai kurie dainuoja, kai kurie niūniuoja, kai kurie fleitas pasiėmę, groja nesąmonę, žodžiu, juokauja, garsiai šneka ir kažkaip bando tą nuovargį kompensuoti. Kodėl taip sakau? Nes tokie dalykai niekada nevyksta trasos pradžioj, bet trasos gale žmonės pasidaro labai keisti. Kai nužygiuoja bent 20 km, pasidaro tikrai ganėtinai keisti. Tai va, ir tai tiesiog nuovargis. Tai yra labai žmogiška, suprantama, natūralu. Ir smagu, kad žmonės būtent taip kompensuoja savo nuovargį. Va, bet vis dėlto
mažesnis svoris, malonesnė kelionė. Tai tiek, ką galiu pasakyti po pietų. Nors dienos pietus yra tikrai brangesnis variantas, tarp 10 ir 16 eurų, priklausomai nuo to, kur prisėsit, gal ir už 8 kažką rasit. Va, bet jeigu tame meniu yra pasirinkimas šviežių, sveikų produktų, kurie iš tiesų palengvina kelionę, palengvina savijautą, suteikia jėgų, sakykime, tokie kaip žuvis, daržovės, sūris kokybiškas, kažkokia tai, sakykime, nežinau, mačiau, čia labai populiari lęšių sriuba, yra ir labai skaniai atrodo. Va, tai tikrai verta kartais save palepinti. Va, jo labiau, kad apskritai kalbant apie maistą, dienai užtenka šiek tiek pusryčių, šiek tiek pietų, o pagal seną rytietišką patarlę vakarienę reikia atiduoti priešui. Tai va, priešui neturiu, tai aš jos nepirksiu ir niekam neatidavinėsiu, bet ir pats nevalgysiu. Va, žygiuoju toliau per miestelį, gana gražus mažutėlis miestelis, labai švarus. Va, ir jau netiek daug ir liko iki galutinio miesto, 10 km. Aišku, čia žygiavimas tais akmenimis nuolatinis, tai visiškai ne tas pats kaip žygiavimas Lietuvoje, daug daugiau pavargsti. Va, dar bekalbant, tokia graži bažnytėlė su sustojusiais piligrimais, va, besiilsinčiais. Tai tiek, tikrai, jei čia žygiuosit, karts nuo karto palepinkit save skaniais ir vertingais dienos pietumis. Daug stipriau, tai užsimečiau striukę, bet iš tiesų noriu pakalbėti apie tai, kokie žmonės žygiuoja šiame kelyje, 3 diena. Ir jau tikrai nemažai žmonių sutikau, yra sakoma, kad tos žmonės, su kuriais pradėsi žygiuoti, su tais ir pabaigsi, nes iš tiesų visi nakvojame panašiose vietose, žygiuojame, žmogus gali eiti tokiu pačiu greičiu, kokiu gali. Va, ir yra tokios grupės žygeivių, kurias sutikau. Tai yra vieniši dviratininkai, kurie tiesiog skrenda šitom trasom, visiškai be jokio papildomo krovinio. Ir jų matyti vienintelis tikslas yra per kelias dienas tos 700 ar 800 km praskristi ir užsidėti pliusą Stravoje. Jo, pirma kategorija, patys pavojingiausi, reikia visą laiką žiūrėti, kad tavęs kur nors neužmuštų. Nes čia buvo tokių atvejų, kad išgirdau tik tai aštrius stabdžius už nugaros ir praskrido šonu, pats vos savęs neužsimušė. Bet okei. Kita grupė žmonių tai yra vieniši žygiuotojai, kurie būna gerai pasiruošę, tiek vyrai, tiek moteris. Ta prasme, matosi, kad nebijantis sunkumų ir turėję gyvenimo išbandymų, jie eina tyliai, greitai, labai gerbia visus žygiuojančius, nekelia triukšmo ir jie pro tave praeina ir dingsta tolumoj, turi gerą fizinę formą. Va, tai turbūt šitie žmonės yra patys maloniausi kelyje, nes jie sukelia mažiausiai triukšmo, sukelia mažiausiai įtampos. Va, ir tiesiog vienas kitas būna pasisveikina, dar tave pakalbina, kokį žodį pasako ir nužygioja pirmin. O tada kita grupė žmonių yra, kurie eina būriais. Jo, tai pirma ir antra grupė tai yra keli procentai visų žygiuotojų, jų yra labai nedaug. Toliau kitos grupės, tai galbūt viena tik tai grupė, tai yra žmonės žygiuojantis būriais. Nors vis dėlto pagalvojau, kad kelios yra. Tai yra ne amerikiečiai ir amerikiečiai, nes šiek tiek skiriasi, bet ir tos žygioja grupėmis. Tai ne amerikiečiai, ir dar vieną grupę prisiminiau, poros. Tai va, tai ne amerikiečiai, jie dažniausiai žygioja grupėmis, yra labai triukšmingi, bet aišku visur taupo. Va, ir jie jaučiasi kaip esantis vieninteliai kelyje, tai juos labai sunku aplenkti, jie net nepastebės, kad ten blokuoja kelią, jie nepastebės, kad visas miškas nuo jų eidi, jie net ausis skauda ir geriausia tada eiti iš nugaros, nes garsas iš burnos sklinda į priekį, tai kai eini toliau iš nugaros, tai netaip triukšminga, žodžiu, nežiūrint to, kad va čia visiškai kaip ir dykynė, niekas čia negyvena, bet jie užpildo tą tuštumą garsą. Tada žygioja amerikiečiai, jie lygiai tokie pat triukšmingi,
optimistai, nesineša jokių daiktų, visur už viską moka daug ir brangiai, visur jos priema su didžiausia šypsena, iš karto pasiūlo kafe amerikano, žodžiu, man irgi buvo pasiūlę, sakau, negeriu tokios neskani. Tai va, tai yra dar tokia grupė. Jo, tai šitas grupės visą laiką stengiuosi aplenkti, nes jeigu nori pabūti ramumoje ir savo mintise, ko iš esmės dėl to čia ir atvažiuoji, tai visai netinkamas toks formatas, bent jau man. Jiem tinka ir tai yra džiugu ir aš džiaugiuosi už juos. Bus tokių žygių, kur man toks formatas irgi tiks. Va, ir dar viena grupė, kurią pastebėjau, tai yra poros. Ir poroms, aišku, toks žygis yra gana didelis išbandymas. Tai va, tai vienos poros matosi gerai sutarančios, tai žygiuoja koja į koją, pasišneka, nepasišneka, bet tiesiog matosi, kad yra labai susiderinusios ir tiesiog idealiai tinka viena kitai. Yra poros, kuriuose to suderinamumo trūksta ir viena kažkuri pusė, nebūtinai vyriškoji, pyksta ant kitos pusės, kad jinai lėtai eina, kad jai ten koja skauda, sąnarius skauda, ar ten šlubuoja, ar nori valgyti, ar nori pasėdėti. Va, tai ta prasme, jo, tai yra didžiulis išbandymas šiems žmonėms, bet iš tiesų turėtų būti labai faina žygiuoti ir poroje ir galėčiau tą rekomenduoti. Galbūt nereikia labai skubėti ir užsibrėžti labai aukštus tikslus, nes čia vis dėlto nėra sportinis žygis. Aišku, kiekvieną žygį, bėgimą, važiavimą galima padaryti sportiniu, bet priklauso nuo to, kur tu važiuoji. Jeigu tu nori kažkokio sportinio įvykio, tai daugybė pasaulyje vietų ir Lietuvoje be galo daug tų vietų. Ir nebūtina čia grūstis į Ispanijos kraštą per visą Europą, kad ten prasiskristum su dviračiu ir užsidėtum stravai paukštelį, kad aš ir va dar su kažkuo praskridau ten tą trasą. Tai nieko neįrodo. Jeigu esi geras sportininkas ir tikrai niekam nebandai nieko įrodinėti. Jeigu dėdėsi varneles, tai dėdėsi varneles. Ir turi kažkokių kitų tikslų savo gyvenime, jeigu tau tos varnelės svarbios. Tai va, aš aišku irgi žymiuosi stravai, bet man tai labiau patinka kaip prisiminimus pasižiūrėti, kai tau parašo, va, po metų, šią dieną, va, ten nužygiavai kažkiek ir veikiai kažką. Ir kadangi visos mano žygiavimo veiklos man paprastai būna labai malonios ir susijusios su kažkuo gyvenime, va, tai be galo malonu ir prisiminti. Tai va, o iš principo šitos žmonių kategorijos, jos tiesą sakant visą laiką visuose žygiuose pasitaiko ir, sakykime, ir Lietuvoje masiniuose žygiuose teko žygiuoti, kur patys organizatoriai sako, va, mes už sveikatą, už sportą, kad laimingesni, sveikesni būtumėt, ilgiau gyventumėt. Ir eina žmogus vienoje rankoje alaus skardinė, kitoje rankoje čipsai. Ir iš lėto šliaužia, žodžiu, sudarydamas didžiausią kamštį. Tai va, tai jo, žmonių yra visokių. Ir aišku, visus tos žmonės gerbiu, kiekvienas turi savo priežastį, savo žygio formatui ir visi mes esame skirtingi. Va, tai tiesiog priklausomai nuo to, kuo tuo gyvenimo metu norite, matyt, verta pasirinkti ir atitinkamą trasą, atitinkamą atkarpą, atitinkamą kompaniją. O, sakykime, būtent šita žygio, šita piligriminė kelionė, mano akimis jinai ideali yra pabūti su savimi, pagalvoti apie savo gyvenimą, permąstyti apie tai, kas įvyko ir galbūt po tų savireflektacijų, praeities savireflektacijų, supratimo, kur esi dabar, nėra matyti po kažkurio laiko žygiuojant, būnant vienam, nėra sunku suprasti, kas svarbiausia tavo gyvenime, kuo norėtum būti, ką norėtum veikti. Va, ir tai turbūt svarbiausia šitas kelionės dalis. Aišku, yra religinis aspektas, kuris man taip pat yra be galo svarbus ir aš žygiuoju ir dėl to. Bet tai yra susiję tarpusavyje. Tai yra požiūris į gyvenimą, tikslai, apskritai gyvenimo būdas. Tai man svarbus abudu tie dalykai. Ir va, man bekalbant, pasižiūrėkit, yra kaip tik ta triukšminga grupė šalia manęs. Hola! Hola!
You on camera. Nu va, matėt, tai va tokie čia tie žmonės linksmoliai, visi čia man mojavo, netgi pasišukavo. Tai va, tai čia paburbėjau, kad čia ne faina prie jų triukšmingų, bet žiūrėkit, visi nusifilmavo ir prikalbėjo čia man viską. Net nesupratau, ką norėjo pasakyti, bet turbūt pasakė labas. Tai va, tokie nuotykiai, žygiuoju toliau. Ačiū už dėmesį.